Sveiki visiems ir pradedame meditaciją šiandieninę, kuri vadinasi milijonas. Dėl ko vadinasi milijonas? Dėl to, kad gyvenime yra milijonas galimybių, milijonas kelių, milijonas vieškelių, milijonas pasirinkimų, milijonas įvairių galimybių. Tačiau dažniausiai mes renkamės tik vieną iš viso to milijono. Ir dėl to šiandieną mes kalbėsime apie tai, kaip pasirinkti iš to milijono tą patį geriausią variantą, kurį mums siūlo Vселенная, visata, ir kurį mes einam, kurį mes renkamės. Kodėl mes taip renkamės? Nes mes esam žmonės, kurie pripratę gyventi ploskas, vienoje plokštumoje, vienoje linijoje. Ir galite pamatyti kairėje pusėje, kaip taip ta visa atsiranda prieš jūs plokštuma. Ir toje plokštumoje galite pamatyti medžius, kelius, kelmus, upelius, lygumas, kalvas, tolumoje kaimus, pilis, bokštus. Ir viską, ką aš matau aplinkui, tiek yra mano pasirinkimo kelyje, mano pasirinkimo galimybių lauke. Ko aš nematau, to mano širdis, protas nesirenka. Ir tai buvo visada, kol žmogus neatėjo iki tokio taško, kai suvokė, kas jis yra iš tikrųjų, kokia jo yra esmė ir širdis kaip vieta. Ir dabar galite pasižiūrėti jau į dešinę pusę, į dešinę liniją, kaip žiūrėtumėte per petį į dešinę ranką. Ir jau matytumėt visai rodo kitą peizažą, rodo jūrą, vandenyną, salas. Ten būtų kaip dykumas, daugiau kaip Afrikos peizažas. Ir tie žmonės, kurie gyvena toje aplinkoje, tame pasirinkimų lauke, jie renkasi tai, kas yra jų akių lygyje, jų apskritime. Dėl to priklausomai nuo to, kur mes randamės, iš to energetinio lauko ir darom pasirinkimus ir renkamės. Ir viskas, sako, tai yra labai gerai, tai yra normalu. Nes mes esame energetinės būtybės ir mes energetiškai susiję vieni su kitais, rodo, kaip sukasi dabar toks kaip ratas, vicheris aplink mus. Ir mes visą tą aplinką susirenkame į save, į savo laukus,
Ir matot, kaip pirmiausia nuo jūsų artimiausios aplinkos sukasi, aplink jūs sukasi kambarys, namas, laukas. Dabar rodo kairė pusė, dešinė pusė. Ir va dabar mes galim apimti dar daugiau. O dabar dešinės pusės šone rodo Amerikos pusę, Lotynų Ameriką, už nugaros Šiaurės Ameriką. Anglija, Airija, Šiaurės Europa. Kairiai pusėj Rusijos pradžia. Priešais Rusiją. Ir visas žemynas, kurį jūs galite matyti. Ir rodo taip, kaip būtume stovėtumėm Lietuvos žemėlapį, o aplink mus viskas sukasi aplink mus. Visas žemės apskritimas. Ir jūs galite pakilti aukštai ir iš viršaus matyti visą žemyną, visą pasaulį kaip vieną plokštumą. Ir jau lengvai sekasi kilti. Ir iš šito taško, kurio jūs esat, mums dabar labai svarbu užlieti visą pasaulį, visą žemę, šiluma, meilė, gerumu, atidumu. Kiekvieną taškelį, ar mes pasakysim kiekvieną milijoną taškų, nes tas pasaulis susideda iš milijono taškų, kiekvieną tą gardelę, kiekvieną tą ląstelę, žinot, kaip meridianais jinai suskirstyta, užliekim savo širdies gerumu, skaidrumu, taurumu. Ir tokiais kaip sukamaisiais judesiais. Jeigu man būtų lengviau įsivaizduoti, aš galiu įsivaizduoti, kaip plaučiau kempine kiekvieną tą šoną, kaip valyčiau tiesiog arba kaip stiklą, arba kaip grindis, arba kaip langą. Galiu eiti iš kairės į dešinę ir į apačią, galiu eiti ratu, kaip kiekvienam patogiau. Jie dar taip įdomiai rodo, galima su šluota, galima rankom be šluotos. Ir vėl tai priklausys vėl nuo sielos struktūros, kaip kuriai patogiau. Nes šluota tai yra energetinis simbolis kaip šviesos dydis ar ilgis, kuris laikomas atstumu nuo žemės iki jūsų, nuo jūsų iki žemės, nuo širdies matas, širdies matavimo vienetas. Bet svarbiausia atlikti tą dvasinį veiksmą, kad suprasti, kas yra iš tikrųjų milijonas širdžių, milijonas gyvybių, milijonas sielos žvaigždžių, milijonas gyvenimų. Ir galit jausti tą milijoną, kai jūs valot, stebėkit savo fizinį kūną. Jauskit, kurioj vietoj kas vyksta su jūsų fiziniu kūnu. Nes jūsų
sielos dalis skleidžia šilumą, meilę, ramybę. Ir pasižiūrėkit, kaip atsispindi visas tai mano asmeniniam fiziniam kūne. Nes tas pats milijonas žvaigždžių yra mano fiziniam kūne. Pažiūrėkit, kurioj vietoj yra žvaigždynas jūsų fiziniam kūne. Jis įsidėstęs palei jūsų galiu pasakyti nugarą. Ir jeigu gerai matysit, kiekviena žvaigždė tražajat susispindi jūsų fiziniam kūne. Ir priklausomai nuo tai, kaip aš esu arti, priklausomai nuo to, kaip aš esu išsivalęs, skaidrus, priklausomai nuo taip, aš matysiu savo fiziniam kūne žvaigždyną. Jums gerai kaunasi, viskas labai gerai. Jauskit, kaip jūsų kūnas fizinis atsipalaiduoja ir grimsta į tokią kaip ramybės būseną. Nes jis susijungia su visa visata, įgauna ritmą, pulsaciją, kvėpavimą. Jauskit, kurioj vietoj kūno gali būti apačioj, sudilkčia, suskausta. Taip vyksta neatsitiktinai. Nes didėja jautrumas. Ir būkit ramūs, žinokit, kad visa tai praeis. Galit jausti pilvo ertmėj kažkokį spaudimą. Vyksta sinchronizacija su visata. Gali būti, kad kils man noras priešintis, aš kažko nepriimti. Tai normalu, nes šiek tiek priešingos savybės galim kažkaip rodo kaip kirstis arba vibracijų dažniai nesutapti ir dėl to gali jaustis sunkumas, atmetimas, priešinimas visam tam, kas vyksta. Tiesiog net skaudėti, sako. Labai gali būti kažkam stipri atmetimo reakcija. Nes matau, kaip tiesiog neįeina energija į vidų. Jinai kaip pračiuožia pro šoną ir pračiuožia pilvu. Taip kaip būtų, žinot, pas vienus įeina energija ir matau viduje sukasi, o kitur ateina energija ir jinai tiesiog
praeina pro šoną, tiesiog neįeina į patį vidų. Tai yra normalu, sako. Nereikia išsigąsti, nes ne visi gali ją taip greitai absorbuoti, priimti, įsileisti į save, į savo vidų. Reikia laiko, bet jinai sukasi tada išoriniam rate aplinkui. Galit jausti, labai stipriai sukasi dabar vidinių klubų srityje, pačiam dugne, moteriškoje srityje. Galite ten jausti tokį kaip ir tokį šiek tiek spaudimą. Nesako, jūsgi norit gauti milijoną. Jie sako milijoną žvaigždžių. Ir matau, kaip atrodytų, kai mums išklijuoja mūsų vidaus organus, vidaus dubenio kaulus, kaip kažkokia lipnia juosta. Jie sako, kad tai mus sveikatina. Didina lytinės funkcionalumą, lytinės funkcijas. Aš klausiu, ką? Kad pagreitinti procesus, virpesius, judesius, ir jūs dabar galite jausti, kaip viskas sukasi viduje. Mažajam dubens kauluose, taip sakau. Sako, nebėgiokit, tikrai nepakenksim. Mums šiandieną gino fizinį kūną. Kaulų sistema, kaulų struktūra. Sako, labai įdomiai iškraipyti. Vieni į vieną pusę pasisukę daugiau, kiti į kitą. Pabandykite išsitiesti. Neleisti, sako, sugriūti. Jūs visos esat pakankamai jaunos, kad, sako, galėtumėt dar gimdyti vaikus. Jūsų gimdymo laikas yra pratęsiamas. Nuo gyvybės to pratęsimo rodo, kad dabar pažiūrėkite į galvą ir veidą, pasidarė skaisčiau ir prašviesėja, rodo, kad kaip
galva ir veidas kaip žiedas atsidaro. Kad gimta tiesiogiai susijusi su mūsų jaunystės skaistumu, švarumu, energijos tokiam veikla ir priėjimu. Ir galit vienu metu matyti dabar ir gimdą, ir savo veidą, krūtinę. Kad viskas kaip viena sistema, viena struktūra, kuri va taip prasideda veidu, teka energija kaklu, krūtinė, pilvu, nusileidžia į gimdą, pro gimdą į kojas, per pėdas į šonus, vėl grįžta atgal, rodo per rankas į pečius. Ir nuo pečių vėl leidžiasi žemyn. Ir va tai sukasi ratai. Jis sako, kad užsuko apykaitos ratą, energetinį ratą, kuris pripildo energijos iš vidaus į išorę, iš išorės į vidų. Ir tai jūsų pačių resursai, jūsų pačių mechanizmai. Jie rodo, kad žmogus, kaip sako, degimo variklis, savaiminio degimo variklis, kuris gali save užkurti, kad energija tekėtų nesustodama. Bet reikia, kad visi organai veiktų kaip viena sistema, viena struktūra. Galite jausti, kaip per jūsų nugarą, nuo viršugalvio dabar teka energija, per strėnas, per pečius pirmiausiai, po mentim, bet šonais, ne pačiu stuburu, bet taip šonais. Ir galite jausti, kad norisi tiesiog pūsti tiesiai, kaip lenta. Galite jausti, kaip vibruoja visas kūnas, vidaus organai, jie tampa labiau atsipalaidavę ir organai tada turi energijos ir erdvės judėti kiekvienas savo dažniu, savo ritmu. Organai vidaus atsipalaiduoja, dabar jauskit, kaip visas jūsų kūnas atsipalaiduoja. Kiekviena ląstelė atsipalaiduoja. Ir jinai tokia kaip viena banga. Ir eina vienu unisonu su visa, sako, visata. Kiekvienas vidaus organas, kiekviena ląstelė. Jinai, pažiūrėkit, jinai taip, žinot, atrodo, kaip būtų lietus. Ir kai lietaus atsimuša į asfaltą ir tokie burbuliukai eina. Ir kiekvienas lašelis taip atrodo pulsuoja, taip mūsų kūne visi organai, visos ląstelės pulsuoja ir atrodo kaip kiekviena savo, kiekviena atskirai, kaip šoktų tokį kaip šokį, kaip tokį ritmą, kažkokį panašų. Labai gerai. Įkvėpiam ir atsipalaiduojam dar labiau ir dar labiau. Dabar galit atpalaiduoti taip kūną, kad matyti, kaip jūsų fizinis kūnas, o tiesiog kaip stuburas, man rodo, kaip gyvatė rangosi. Jis jau nebetiesus, o tiesiog raitosi rangosi. Jisai tiesiog taip iš viršaus į apačią nubanguoja.
sukasi spirale, jis visaip vibruoja. Ir jūsų vidinė vibracija auga ir didėja. Galit matyti, vėl rodoma ant gimdą. Iš gimdos galit matyti, kaip sukasi ratai ir kaip tiesiog eina sukamieji judesiai iš apačios į viršų. Ir galit jausti, kaip visas kūnas vibruoja ar sukasi aukštyn. Užsisuka ratas. Labai tai yra gerai ir reikalinga mergaitėm, visom moteriams. Jūs jausite gyvybinę energiją, kaip pateka pro jūsų kojas į gyvybės organus. Konkrečiai rodo grinai į gimdą, į moterišką dalį. Ir jinai atsipalaiduoja. Nes mes apie šitą kūno vietą negalvojam. Gėdinamės ją prisimint. Bet jinai yra labai svarbi. Man rodo, kad galima net uždėti ranką ir pajausti, kurioje vietoje yra. Kad joje sukaupta labai daug gyvybės ir energijos, negatyvios. Kaip atsispindi negatyvi energija, jinai visus organus suspaudžia ir neleidžia pratekėti gyvybės energijai. Nes moteris automatiškai užspaudžia viską, kas jai nepatinka. Būtent, sako, ta vieta, kur eina išeinamoji anga, tarpvietės raumenis, angą, šitą vietą. Ir užsikerta visi keliai, kuriuos jinai gali naudoti arba išnaudoti savo gyvenime, pasiekimams realizuoti. Ir dabar jūs galite matyti, labai gražiai rodo, kad jūs, kaip matėt, maišelis su pinigais buvo užrištas ir užrakintas, jūs galite matyti, kai dabar atrišama anga, atrišami raumenys, atrišama ten pralaisvinama visa, atrišama tiesiog. Ir padidėja anga, erdvė, pro kurią išteka energija. Jūs galite matyti ten tokia didelė, kaip prasiveria skylė. Ir jūs pro ją galite net matyti žemę visą. Pažiūrėkit, ko pamatykit. Jums pasidarys lengviau kvėpuot, gyvent, būt, atpalaiduot. Įkvepiam, iškvepiam. Ir dabar rodo,
kai tas maišelis, kur buvo nuotraukų, jį apverčia ir tiesiog rato. Ir lygiai tas pats iš mūsų, iš kratoma, tiesiog arba ne taip išspaudžiama viskas, kas guli širdyje, nereikalinga, kažkur šonuose, žarnuose, viskas išspaudžiama. Ir kas išbyra, pažiūrėkit, kas išbyra. Ir sako, išbyra baimės, nuoskaudos, tam tikri įsitikinimai, kiekvienam savi, išgirskit juos, kiekvienam ateina. Kokie draudimai, kokios situacijos. Ir viską išleiskit. Viską tenai, žiūrėkit, stebėkit, kaip krenta žemyn. Ir ore išnyksta. Sako, nieko nereikia laikyti absoliučiai. Pajauskit tuštumą. Sustokit ir pajauskit, kad esate tam, kaip būtumėte tuščia maiše, arba tuščia vieta, arba tuščia energija, kaip tuštuma, kaip nieko nėra. Nieko absoliučiai nėra. Nes aš su tuštuma. Ir būtinai tą tuštumą pajauskit savo fiziniam erdvėje, fiziniam kūne. Gerai būtų tose vidiniuose organuose pajaustumėte tuštumą. Kad ten nieko nėra, tuštuma. Jeigu dar kažkur spaudžia, ar dar skauda, gali ir tai būti, reiškia, dar ne viskas paleista, dar kažką tai laikom, kas ne iš karto išeina, kartais sako, dar reikia didesnių pastangų ar kitų įrankių ar kitų operacijų, kad viską išvalytų. Bet tiek, kiek išėjo, tiek gerai. Nes esam mergaitės ir mums reikia tiesiog būti skaidriom, kaip krikštoliniais varpeliais. Galit jausti, kaip tokia krikštolinė energija eina dabar pas mus nuo viršaus, per kairę pusę, per priekinę dalį. Mes turim skaidrėti ir krikštolėti. Tuomet energija geriau praeis, arba ne tai, kad energija praeina, bet mes ją girdėsim, kaip jinai eina. Kaip leidžiasi žemyn. Nes mes esam, sako, skambantys dubenys arba varpeliai, kaip kai kada būnam varpeliai, o kai kada skambantys dubenys. Priklausomai vėl nuo kaip ir kada.
Įkvepiam, įkvepiam, labai gerai sako fizinis kūnas jūsų pasirengęs, pasiruošęs. Priimti visatos dovanas, galimybės. Dar labiau atsipalaiduokit. Apie nieką negalvokit, nieko nekontroliuokit, nieko nebandykit suprasti, kas vyksta su jumis, nes tai neįmanoma. O tiesiog pabandykit būti. Čia ir dabar buvime. Jie sako, kad šiandieną mes daugiau niekur nekeliausim, nes sako, kad reikia mums išmokti spręsti gyvenimiškas problemas. Vienas dabar turi nueiti į savo širdį ir pabandyti tą širdį išsiimti ir pasidėti priešais save ir pamatyti joje save. Ir pamatyti, kokią aš save matau, pasidėjęs priešais save. Kaip jūs būtumėt apskritime, kaip rutulyje, kokia aš esu. Pastebėkit, kokia mano poza, kaip aš atrodau. Ar aš savo patinku, ar ne. Ar aš save tokia myliu, ar ne. Ar aš tokią save priimu, ar ne. Ar vis dar siekiu ir noriu geresnės savęs versijos. Ir kai jūs taip pažiūrėjot, sako, įsidedat atgal į širdį ir sako, ramiai einat miegoti. Dėl to, kad pakeisti jūs nieko negalit. Jūs tik galit paprasčiausiai stebėti, toks koks esu, toks ir būsiu, ir niekas manęs nepakeis ir kitokiu nebūsiu. Aš tik galiu save labiau priimti ir mylėti,
rodo, kad susiintegruoti su ta, ką aš pamačiau, tiesiog priimti tokį, koks jisai yra. Nebandyti jo pakeisti, nes tai fizinis fantomas, kurį aš pamačiau. Bet pabandyti jį pamilti ir priimti tokį, koks jis yra. Ir dabar galit matyti, kai jis iš širdies tiesiog kaip toksai užauga ir pasidengia iš vidaus tas visas fizinis kūnas. Kaip naujai обновляется. Jums turėtų pasidaryti ramiau, nes susiintegravo ir susiintegruoja viskas. Ko aš kažkurios dalies nepriėmiau, viskas dabar tiesiog kaip vienas kūnas tampa vidinį, taip grinai vidinį kontūrą matau kiekvieno. Įkvepiam. Įkvepiam. Kam jūs klausate, to reikia? Tai tam, kad jūs matytumėte savo ribas, erdves, galimybės, kad jūsų kūnas kvėpuotų, gerai dar sako, kaip apsauginis sluoksnis, kad niekas neveržtų ir nespaustų. Kad tiesiog, žinot, kaip būna rodo, kaip pripučiama lėlė. Taip viskas dabar viduje yra. Jums bus, sako, lengviau kvėpuoti, lengviau judėti, lengviau priimti sprendimus. Viskas bus paprasčiau, ne taip slėgs. Ir dar sako, jūs suprantat, pas jūs trūksta džiaugsmo energijos. Jums viskas atrodo, kad labai yra rimta ir sudėtinga. Jums nesinori žaisti, o gyvenimas yra žaidimas. Dėl to mes tikimės, kad jūs nuo šiol pradėsit žaisti ir kitaip žiūrėsit, lengviau žiūrėsite į visą tai, kas vyksta aplink jūs ir su jumis. Bet nevyksta taip, niekas nėra taip sudėtinga, gal kaip atrodo. Kad būtumėt laimingos. Kad jaustumėt savo gyvybinę energiją. Ypatingai turi dabar vėl rodo gimdą. Jinai kaip išvalyta, kaip pravalyta, kaip būtų tokia patreniruota šiandien labai gerai. Bet dabar galit jausti, kad ta energija sukasi daug greičiau, geriau.
lengviau. Bet aišku, jūsų fizinis kūnas jaus nuovargį. Dėl to mes, sako, patariame eiti miegot, pailsėt ir nebijoti dėl rytojaus. Nes rytoj jūs atsikelsite, sako, su nauja energija, nauja šviesa, nauja kokybė. Nes viskas, kas šiandieną buvo, sinchronizuosis, praeis. Jei kažkur maus ar skaudės, ypatingai vidaus organuose, apatiniai kūno dalyje, nesijaudint. Viskas rasis savo būdą, savo vietą, kaip pabūt. Dabar jie rodo, kad jūs galite dabar pamatyti po savo kojom milijoną baltų gėlių, kurie pražysta priklausomai nuo to, kaip stipriai valėt ir švarinot visatą ir erdvę. Ir kiekviena ląstelė, kiekvienas gardelė išskleidžia baltą apačių žiedą. Ir jūs jau galite dabar matyti to rezultatus. Nes viskas pražysta, netgi galima užuosti ir kvapą. Tų gėlių, kurias mes patys užauginom. Įdėdami, sako, didelės savo širdies, valios, kantrybės, laukimo pastangų. Ir sako, kad mes labai dėkojom už tai, ką jūs šiandien padarėt, už tai, kad atvėrėt savo širdį, galimybės, jūs stengiatės dėl kitų, dėl visų. Už tai mes labai dėkingi. Ir dabar linkim jums ramios nakties, pailsėti, nes jūsų fizinis kūnas tikrai pavargo ir padarė didelį darbą, todėl jam leiskit pailsėti, jis to nusipelnė. Ir kažkodėl kartoju, kad eikite miegot, pailsėti. Ir kažkaip sako, kad vis rytoj, kitą dieną bus viskas kitaip. Jūs pajausite rezultatus rytoj. Skaičiuoju nuo 5 iki 1. Ir grįžtam į save. 5, 4, 3, 2 ir 1.